Sveiki, šioje pamokoje kalbėsime apie numeraciją. Numeracija yra kažkas panašaus į klasę, tačiau naudojama visiškai kitokiem tikslam. O išvertus į lietuvių kalbą numeracija reiškia tai kažkokį tai sąrašą. Ir šiuo atveju mes naudosime numeraciją kaip konstantų aprašymui ir tiesiog tai bus kaip konstantų sąrašas. Visų pirma, kad norint pradėti aprašinėti tą numeraciją, žodelį les reikia pakeisti į žodį num. Ir kai tai padarėme, jau galime tiesiog pradėti aprašinėti mūsų konstantas. Ir šiuo atveju konstantas turės ne vieną kažkokią tai reikšmę, o kelias, net negaliu nurodyti kiek, nes kiekvienas vartotojas gali nusirodyti jų kiek tik nori. Pavyzdžiui, mes kiekvienai konstantai nurodysime po 3 reikšmes. Ir aš galbūt norėdamas, kad visa tai būtų kiek aktualiau, kuriam žaidimus žmonėms, kurie to tikisi, tai tiesiog pabandysiu tai susijęti su žaidimais. Mes apsirašysime konstantas, kurios bus tam tikri žaidimo objektai, mobai vadinami, ir kaip jų parametrai, tai nurodysime visų pirmiausia tų žaidimo objektų tipą, gyvybės bei lygį, kitaip sakant, levelį. Visų pirma, galbūt pavadinkime pirmąjį savo žaidimo objektą kokį nors požemių karys. Ir tebūnie jis būna jo tipas. Būna skeletas. Ir tada jisai tebūnie turi tokį 100 gyvybių. Ir jo lygis, tarkim, 24. Štai čia apsirašėme vieną konstantą ir nurodėme 3 jos parametrus. Dedame kablelį, kad galėtume apsirašinėti daugiau konstantų. Kitas veikėjas mūsų bus, tarkim, tigras. Jo tipas bus gyvūnas. Jis turės, tarkim, 1500 gyvybių. Parašysim kaip integer tipo, todėl nereikia apostrofų. Ir jo lygis, tarkim, 54. Dar vienas žaidimo objektas, tarkim, miesto sargyba. Jo tipas bus žmogus. Jis, tarkim, turės 3241 gyvybę. Ir jo lygis 80. Ir manau užteks šiam atveju mums 3 konstantų. Ir matote meta klaidas, kadangi nėra rasto jokio enumeracijos konstruktorių, kurį mes vėliau susikursime. Visų pirma apsirašome tarpinius kintamuosius, kurių pagalba galėsime prieiti prie šių konstantų reikšmių pagrindinėje klasėje. Šie kintamieji bus private tipo, kadangi nenorėsime, kad jie tiesiogiai būtų matomi pagrindinėje klasėje. Ir pirmasis mūsų parametras bus string tipo. Štai kalba eina apie štai šį parametrą, skeletas, gyvūnas, žmogus. Ir galbūt tai tiesiog ir pavadinkime tipas šio žaidimo objektą. Dar vienas kintamasis bus integer tipo. Ir štai kalba eina apie štai šį antrąją reikšmę. Ir galbūt, man rodos, mes šnekėjome, kad tai yra gyvybės ir tiesiog pavadinkime, kad tai yra gyvybės. Ir dar sukurime vieną privatą kintamą, ir taip pat string tipo, kadangi nusirodėme reikšmę apostrofose. Ir čia kalbėjome apie lygį. Taigi šį kintamą pavadinkime lygis. Dabar, kai susikūrėme tarpinius kintamuosius, mums reikia susikurti enumeracijos konstruktorių. Enumeracijos konstruktorius
kuriasi taip pat kaip ir paprastas konstruktorius, tiesiog rašomas tos klasės pavadinimas ir parametruose skliausteliuose štai čia nurodome kažkokius tai tarpinius kintamuosius, per kuriuos mes priskirsime štai šiems kintamiesiems reikšmes. Jeigu mes šiandien nurodytume, kaip matote, čia jau meta klaidas, kadangi neranda konstruktoriaus su tokiais argumentais, todėl mums privaloma nusirodyti kažkokius tai tarpinius kintamuosius, kuriais būtų galima atpažinti štai šias kiekvienos konstantos reikšmes. Ir kaip turbūt žinote, tarpiniai kintamieji ir štai šie kintamieji, kuriems priskirsime reikšmes, jų pavadinimai turi būti skirtingi, kad neįsiveltų klaidų pačios programos vykdyme. Na ir pirmas tarpinis kintamasis bus string tipo ir tiesiog galbūt jį pavadinkime aprašymas, kitas bus integer tipo ir pavadinkime jį gyvybės taškai. Dar vienas kintamasis bus string tipo ir tiesiog pavadinkime level. Na, o dabar jau kai susikūrėme konstruktorių ir jį apsirašėme, matome, kad dingo visas klaidas, kadangi konstantos reikšmės buvo atpažintas. Dabar tiesiog štai šiem kintamiesiam privatiems suteikiame šias tarpinės reikšmes. Pirmasis tipas bus lygus aprašymas gyvybės. Bus lygios gyvybės taškai ir galiausiai lygtis parašymo, atsiprašau už klaidą. Lygis tiesiog bus lygus level. Atsiprašau už klaidas. Net nežiūriu, tam suonavo dingo visas klaidas. Ir galiausiai, kai apsirašėme ir susikūrėme konstruktorių, dabar reikia mums apsirašyti vadinamuosius get arba lietuviškai tariant gauti metodus, kad galėtume pagrindinėje klasėje juos įsikviesti ir pasimėžinti mums reikiamą konstantos reikšmę. Rašome paprastą public string ir pavadinkime, tarkim, gauti tipą. Parametruose nieko nenurodome ir, kaip žinote, string tipo metodai turi grąžinti kažkokią reikšmę, dėl to rašome raktinį žodelį ir grąžinama reikšmė bus tiesiog kintamojo tipos reikšmė, kuriam reikšmę priskiriame štai čia per konstruktorių. Dar vienas metodas bus integer tipo ir šiuo atveju gauti gyvybės. Vėlgi rašome raktinį žodį return ir tiesiog kintamojo pavadinimo gyvybės, kuriam priskiriame reikšmes taip pat per konstruktorių. Na ir paskutiniam kintamajam parašome string tipo metodą gauti lygį ir štai parametrai. Raktinis žodelis return ir grąžiname kintamąjį lygis. Na štai, kai apsirašėme savo konstantą, susikūrėme kintamuosius, kuriems per konstruktorių priskiriame reikšmes ir, kaip jau minėjau, jeigu norime, kad šios konstantos visos trys reikšmes būtų suprastos programos, tiesiog turime apsirašyti konstruktorių, kuris turėtų analogiško tipo kintamuosius. Ir beje apsirašėme gauti metodus, get metodus, kuriuos naudosime pagrindinėje klasėje, norėdami iškviesti tam tikrą specifinę kažkokią tai mūsų konstantų, šiuo atveju žaidimo objektų reikšmes.
Na, manau, kad mums, kad pamatytume kažkokį tai veiksmą, reikės jau taip pat žinomo enhanced for ciklo, kuris kaip, jeigu kas neprisimena, tai priminsiu, kaip apsirašo, jam tai reikia vieno vienintelio parametro, tai yra kažkoks tai tipas pirmiausia rašoma, tada kintamasis identifikatorius, kažkoks tai x ir dedamas dvitaškis ir rašomas žinomo masyvo pavadinimas, kurio reikšmės, kaip kaskart sukantis ciklų įgyja tas kintamasis šiuo atveju x. Na ir norėdami prasukti, tai vadiname visas tas konstantas jų reikšmės, mes taip pat turėsime parašyti kažkokį tai kintamojo tipo ir šiuo atveju kintamojo tipas bus tos enumeracijos pavadinimas. Ir tai yra šalutiniai. Na, dabar galime sugalvoti bet kokį to kintamojo identifikatoriaus vardą. Aš, kaip jau ir minėjau, pavadinsiu žaidimo objektas. Ir dabar galbūt jums kilo tokių minčių, mes neturime jokio masyvo. Na, aš galiu jums pasakyti, kad masyvo tikrai turime, kadangi kas kartą prašant enumeraciją, Java programavimo kalboje kompiliatorius ar tiesiog, nežinau, tiesiog Java programavimo kalboje automatiškai yra sukuriamas masyvas, kurio reikšmės yra štai šios konstantos ir jų parametruose nurodytos reikšmės. O kaip jas pasiekti? O jas pasiekti labai paprasta, rašoma vėlgi enumeracijos pavadinimas, rašomas taškas ir pasirenkamas metodas arba galima tiesiog parašyti rankiniu būdu values. Tai reiškia, kad šitas enhanced for ciklas, kaskart šis identifikatorius, kaskart sukantis ciklui, tai yra kaskart prieinant vis kitą. Štai šią mūsų aprašytą konstantą, kaskart jis įgys visas tos konstantos aprašytas reikšmės ir charakteristikas. Ir dabar, kad visą tai vizualiai pademonstruočiau, tiesiog panaudosime paprastą spausdinimo operaciją. Ir čianais, kaip tekstą nusirodysime, visų pirmiausia norėsime nurodyti savo konstantos pavadinimą, kuri bus string tipo. Taigi dedame procento ženklą ir s, taip pat jau žinoma dedame tabuliatorių ženklą, tam, kad atskirtų mūsų kintamosius ir jie nebūtų mūsų reikšmės ir kad jie nebūtų susispaudę. Tada sekanti reikšmė bus mūsų žaidimo objekto tipas ir rašome taip pat procento ženklą. S raidę vėl dedame tabuliatorių ženklą, nes norime atskirti reikšmės. Tada sekanti reikšmė bus mūsų to žaidimo objekto gyvi taškai. Procento ženklas d, nes tai bus integer tipo reikšmė, vėl tabuliatorių ženklas, na ir galiausiai paskutinė reikšmė tai bus taip pat string tipo ir tai bus mūsų žaidimo objekto lygis. Na ir po viso to mes, kadangi bus vykdoma viena eilutė, tai mes dėl to norėsime, kad kaskart pabaigus atspausdinus į ekraną visus tuos argumentus, kuriuos parašėme prie konstantos, kad skirtuką perkeltų kitą eilutę, tiesiog, kad nebūtų visos reikšmės viena eilutė. Na ir dabar po kablelio, kaip žinote, reikia nurodyti kintamųjų vardus, kurių reikšmės norime įterpti štai šias vietas. Na ir galbūt taip pat kažkam kyla klausimų, kokias reikšmės mes turėsime nurodyti. Na, reikšmės nurodysime pasinaudodami štai šiuo sukurtu identifikatoriumi. Pati pirma reikšmė, kaip jau minėjau, yra mūsų konstantos pavadinimas,
ar šiuo atveju žaidimo objekto pavadinimas, tiesiog nieko ir nekeičiama, paliekame štai tokią reikšmę. Sekanti reikšmė, kad gauti sekantį reikšmę turėsime pasinaudoti mūsų prašytais gauti metodais, get metodais ir pirmoji reikšmė bus gauti tipą, trečioji reikšmė bus gauti gyvybės, jeigu viską žiūrim paeiliui, aišku, gali rašyti ir ne iš eilės. Vis tiek atspausdins ir jokių klaidų nemes ir paskutinę gauti lygį. Na ir dabar du kabliataškį, jokių klaidų nėra, paleidžiame programą ir štai atspausdino požemių karys skeletas 124, kaip matote, visiškai viskas sutampa su to, ką mes apsirašėme pačioje pamokos pradžioje. Na ir tikrai galiu pasakyti, kad tikrai verta įsiminti enumeraciją, kadangi jau, kaip matote, galima apsirašinėti, kad ir elementariaus žaidimo kažkokias tai veikėjų charakteristikas, galima saugoti duomenis apie žaidėjus ir panašiai. Tai tiek šioje pamokoje, tikiuosi, kad supratote ir patiko ir iki susitikimo kitose pamokose.